Labas vakaras, aš Valdas Abramovas, esu sporto ložės narys. 2025 metam ruošiuosi varžybom, tai bus pavasarį, vasaros pradžioje. Sportuoti jaunystėje pradėjom, bet nebuvo tokios iniciatyvos, kad pastoviai sportuoti, tai būdavo tai mokykla, tai vėl sportuoju, tai vėl mokykla. O paskutinti 9 metai, biškai daugiau, 9,5, tokie iniciatyviai sporto metai, tai buvo šitie 9 metai. Tik tai aišku su atostogom, nes visą laiką reikia pailsėti nuo to. Negalima duoti tokio krūvio organizmui. Sakykime, sportas tai jau kaip mano gyvenimo stilius, aš jau be to negaliu, daleiskim, gal mane kas nors supras, sportas man yra lygiai tas pats, kaip atsigerti ryte kavos ir aš, pavyzdžiui, neatsigersiu ryte kavos, tai negerai jau. Tai sportas lygiai man tas pats. Man patiko. Aš nepamenu, su ko mes nuvažiavom, tai sporto ložė, tai naujas pažintys, nauji veidai, mitai, bendras sportas, sportavimas. Ir po to jau iniciatyviai prisijungiau sportuoti pastoviai, mitai važinėjom, sportavom kartu visi. Bet taip, kaip sakant, žingsnis po žingsnio ir įsitraukėm. Sakykim, kad sporto ložė tai kaip didelė mano šeima. Ką man reiškia būti sporto ložės nariu. Prisijungęs prie sporto ložės komandos, tai daugiau perspektyvų į gyvenimą, manau, daugiau durų atvirų ir visai pasikeičia toks požiūris į gyvenimą. Buvo tokių momentų psichologinių, tokių, sunkumų. Tai sportas man visą laiką tai būdavo, ne didžiausias vaistas man padėdavo, taip teisingai, aš ramybę gaudavau, įsikraudavau ir pamiršdavau, kad visas problemas, kaip sakė. Sporte ką palinkėčiau atrasti save, nes dabar tikrai jaunimas, aš galiu pasakyti, tikrai pasiklydęs ir nėra tokio jaunimo, koks anksčiau buvo. Bent jau mano manimu, tai dabar jaunimas kas? Rūkymas, narkotikai, alkoholis. Yra vienetai, kurie užsiema to teisingai, aš nesakau, iniciatyviai matau, ateina jaunimas ir yra mano salė, kurie sportuoja 2 metų iniciatyviai jaunimas. Tai palinkėčiau kad daugiau nertis į sportą, kad tikrai ir sportas padeda mesti ir alkoholį, ir narkotikus ir panašiai. Aš, jeigu noriu išlipti, aš nenoriu išlipti, pastovėti ir išeiti ten dėl aplodismentų, daleiskim, ar ten dėl diplomo. Aš jeigu einu, aš turiu tada kažką tai pasiimti. Dėl to ir sportuoji, dėl to įdedi kažkokį indėlį į sportą, kad užlipęs kažką tai pasiimti. Sakau, aš tikrai nenoriu eiti, pastovėti dėl kažkokio tokio aplodismentų. Užlipti ant scenos ir pasakyti, kad sporto ložė, išeina su taure, daleiskim. Tai kodėlgi ne? Aš manau, kad duoti žmonėms daugiau galimybių, kad pritraukti daugiau žmonių sporto ložės, tokių kaip lietuvių. Nebūtinai lietuvių gali būti kiti žmonės. Ir pas mumis kiti ateina, ne vien tik tai lietuviai ateina. Kodėl? Kad žmonės suprastų, kas yra draugystė. Nes mes kaip sporto ložė, tai skaityti kaip viena šeima skaityti, ne? Mes vienas už kitą, kaip vienas už visus, kaip sako, o visi už vieną. Teisingai. Naujas pažintys, nauji draugai, daug perspektyvų, naujos durys į naują pasaulį, į gerą gyvenimą, daugiau perspektyvų sportas ir daugiau galimybių. Valdai, po 10 metų mes matysim didelių ciklų ir su daug auksinių medalių. To, ką mes kalbėjom, aš visko tu noriu, supranti. Aš nenoriu sėdėti televizorių, žiūrėti, tokį pilvą turėti ir gerti alų ir žiūrėti krepšinį. Pas mane yra tokia žinutė, kur vadovausiu visą gyvenimą, tai norėčiau pasakyti taip. Jeigu tu sieki tikslų, tai visą laiką 5 žingsniai į priekį ir ne vieno atgal. O ne taip, kad 5 žingsniai į priekį, daleiskim 3 atgal, tai jau ne tas, jau tu savo tikslų nepasieksi. Visą laiką į priekį 5 žingsniai ir ne vieno atgal, o tada tu savo tikslų pasieksi.